Kaip galima atkurti daugiametes pievas? Daugiametes pievas atkurti galima įvairiais būdais, nebūtina to daryti išartame plote ar toje pačioje vietoje. Svarbu, kad atkurtos pievos nuo 2024 metų būtų išlaikytos ir deklaruojamos 5 metus iš eilės. Pavyzdžiui, pasėlio kodu, tinkamų daugiametės pievos atkūrimui, deklaruotinos atkuriamos pievos galėtų būti plotai, kurie 2023 metais deklaruoti GPŽ kodu, ganyklos pievos iki 5 metų, daugiametės žolės, eraičinai, miglės, motiejukai, svidrės, smilgos, pašiaušėliai, avižuolės, šunažolės, vizgės, erainčin svidrės, dryžučiai, dirsuolės ir kita. 2023 metų duomenimis tokių plotų Lietuvoje buvo 147 359 hektarai, iš kurių 88 506 deklaravo pareiškėjai, kuriems atsirado prievolė atkurti daugiametes pievas. Taip pat atkuriamos pievos galėtų būti plotai, kurie nedeklaruoti 2023 metais bei remiantis turimais duomenimis yra daugiametės ganyklos pievos. 2023 metų duomenimis tokių plotų Lietuvoje buvo 230 533 hektarai. Taip pat plotai, kurie nedeklaruoti 2023 metais, tačiau 2022 metais buvo deklaruoti kaip GPŽ. 2023 metų duomenimis tokių plotų Lietuvoje buvo 1886 hektarai. Bei kiti plotai, kurie nedeklaruoti 2023 metais. 2023 metų duomenimis tokių plotų Lietuvoje buvo 27 222 hektarai. Taip pat planuojama, jog pasėlio kodu, tinkamų daugiametės pievos atkūrimui, deklaruotinos atkuriamos pievos galės būti ir 3 metrų pagriovėjai su žoline danga. 2023 metų duomenimis tokių plotų vien prie melioracijos griovių Lietuvoje buvo 61 572 hektarai, tačiau iš jų deklaruota tik 1297 hektarai, tai yra tik 2 procentai. Galutinis sprendimas paaiškės, kai bus suderintas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginis planas su Europos komisija ir bus patvirtintos 2024 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Pasėlių kodų, tinkamų daugiametės pievos atkūrimui, sąrašas bus paskelbtas 2024 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse. Kviečiame stebėti naujienas nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėje, taip pat socialiniuose tinkluose Facebook, LinkedIn ir YouTube.